Jeigu tik galėčiau viską įrašyti, ką matau per optinį taikiklį, nuo šiol galiu, nes turiu Trigger Cam kamerą, kuri dedasi ant optinio taikiklio galo, dėl to jinai būtent mato ir įrašo viską, ką aš galiu matyti per optinį taikiklį. Pati kamera yra čia, tai čia yra jos protas, ir čia yra tvirtinimas, kuris dedasi ant optinio taikiklio ir per tokią protingą veidrodukų sistemą perduoda vaizdą į vidų. Tai šitą kamerą vaizdą įrašinėja 4K raiška. Jeigu jums reikia, tai mažesnė raiška gali įrašyti medžiagą, kurią vėliau bus galima sulėtinti nuo 4 iki 6 kartų. Valdymas yra labai paprastas, vos 2 mygtukais ir be abejo jungiasi prie telefono. Tai tada tiesioginį vaizdą galima matyti telefone, galima į telefoną tiesiai ir įsirašyti vaizdo medžiagą. Jos panaudojimas gali būti, jūsų fantazija tai gali apriboti jos panaudojimą. Bet kur aš sakyčiau, tai šaudymo treniruotėse ir taip pat gali būti labai smagu ir įdomu varominėse medžioklėse. Nuo ten, kur šiaip jau baigėsi taikiklis optinis, jinai išsikeša tik tai 4 cm. Kadangi visas jos protas yra viršuje, tai jinai yra tiesiog taip susibalansuoja. Pasiėmus ginklą, aš galiu taip pat laisvai judėti, sekti taikinį. Ir tikrai nepasakyčiau, kad jaučiasi, kad kažkokio ekstra svorio yra prikrauta. O tinka Trigger Camas iš esmės visiems taikikliams, išskyrus vieno gamintojo. Nes pati kamera atvažiuoja su daug tokių įmaučių ir tą įmautę uždėjus ant taikiklio, ant jos uždedam kamerą, pritraukiam ir jinai ten sėdi. Pagaminta beje iš aviacinio aliuminio, tikrai stipriai atspari balistiniams šokams, tikrai solidus, tvirtas, pasaulinio lygio prietaisas. Ieškokit Optic Spot, ateikit, žiūrėkite, raukitės, išsirinkit, pasižiūrėkit, pasibandykit. Ir manau, bus tikrai įdomu pamatyti, ką būsit nufilmavę.